Rolandui Jankauskui. Rimantui Juknevičiui. Algimantui Petrui Kavoliukui. Vidui Maciulevičiui. Titui Masiuliui. Ačiū. Забилый снег, забилый простір, за промінь склі вікна, за тих, хто був, за тих, хто буде, за тих, хто зараз є. Už visuomet laisvą Lietuvą. Pabūkime prie laužo. Pabūkime greta. Devyniasdešimt pirmieji. Sausis. Vytautas Kernagis. Maestro Vytautas Kernagis. Kaip visada, su mumis. Tegyvuoja. Nors ir kaip dabar atrodytų keistas tas žodis, bet vis dėlto tegyvuoja. Tegyvuoja medis prie upės, tegyvuoja paukštis ant medžio, tegyvuoja vakaro rūkas, tegyvuoja rytmečio rasos, tegyvuoja ežero žuvys, tegyvuoja lelijos baltos, tegyvuoja aviečių krūmas, tegyvuoja žemuogių kvapas, tegyvuoja laisvė, tegyvuoja žemė, tegyvuoja saulė, tegyvuoja dangus, tegyvuoja viskas, ką mums laikas lemia, teprasmengas skradžiai, kas mums žada karus. Tegyvuoja duona kasdienė, tegyvuoja kiekvienas rytas, tegyvuoja vaikai strazdanosiai, į aukščiausią eglę įlipę.
Šitoj dalyje. Žmonas jau biškį rankinukų pinigus nebenori atiduoti ten ant eilinio. Adutėlės reikės? Tėvynės meilės, nei artimo meilės. Abiem sparnais ji turi skristi ir nešti, mus kelti ir nešti, ir skraidinti ir toliau. Mes turim labai brangų paveldą. Tai ta paukštė, kuri neša Lietuvą abiem sparnais, yra mūsų išsigelbėjimas, mūsų išganymas.
nesuplyšusi ir du paukščiokus, kurių laukia nekokie pesliai. Štai mūsų yra ir bendras tikslas, kurį prisiminkime, dažniau prisiminkime žmonių santarvę. Žmonių santarvės gerovė. Čia ir ta paslaptis, apie kurią kartais pašnekame. O kur ta gerovė? Kur ta gerovės valstybė? Ar tai dar į kišenę kas nors gal šiek tiek kur nors įdės ir jau bus gerovė? Nebus gerovės nuo kišenės. Gerovė ateis iš širdies. Archyvą. Ir aptikau labai įdomių dalykų. Ir pagalvojau, kad gerą galima prisiminti. Štai, 89 metai, pavasaris, aš dar rengiausi į kelionę, pirmą didelę politinę kelionę į Ameriką ir pas mūsų tautiečius Amerikoje, bet ypatingai pas pačius amerikiečius, politikus, kongresmenus, į jų organizacijas, papasakot, kas yra sąjūdis, kas atsitiko Lietuvoje, kur mes einame, ko mes siekiame. Ta reikėjo papasakot, aš turėjau tokį uždavinį. Ir štai, žiūriu, toks mano yra aiškinimas amerikiečių korespondentų apie tai, kokios čia pažiūros tame sąjūdyje. Ir štai aš užsirašiau iš to savo pasakojimo. Vyraujas požiūris, kurį, kaip manau, jūs galite laikyti utopiniu, yra tas, kad Lietuva galėtų padėti Sovietų sąjungai, pasiūlydama protingą ekonominį modelį. Išlaikyti tas dvi frakcijas kartu yra mano didžiausias rūpestis. Tai buvo prieš 35 metus. Tos buvo mano didžiausias rūpestis, kad mes nesusiplėšytumėm tarpusavyje. Vieni kuo greičiau nepriklausomybė bus, nebus, kas ten bus. O kiti palaukim, pasiruoškim, subrandinkim, statyminę bazę ir taip toliau. Turime ateiti pasirengę. Na ir mums pavyko, staigokai, bet vis dėlto mums pavyko ateiti ir pasirengusiems ir atkurti valstybę. Štai kokią tą citatą aš jums norėjau perskaityti, nes ir man toktelėjo į galvą. Palaukit, tai ir dabar tas pats. Ir bus tie rinkimai įdomus, bus varžybos, yra kandidatai, jie turi ką pasakyti, vieni ir kiti, nors kai kas aiškina, kad skirtumas netoks didelis, bet kartais aš girdžiu, kad yra norinčių pasipešti.
Sexy